Jau metus. Beveik. Gigo klube aš pasakoju daugiausia apie internetą. Ši laida tam tikra duoklė, pagarba ir mišrainė, ko man išmokė internetas. Internetas išmokė. Mano draželio auklėtoja yra sakius, kad žaibas visada perpjauna debesis ir kad žaibuoja, kai du debesis susitrenkia. Man prireikė lygiai 7 metų ir interneto, kad išsiaiškinčiau, kad tai visiška nesąmonė. Jei internetą reikia saugoti, tai nuo senelių, nes tik jie moka jį ištrinti. Ema, močiutė internetą ištrynė. Kai žmonės rašo emodžius, tai nereiškia, kad iš tikro taip atrodo jų veidas. Ypač nereiškia, kai jie rašo daug emodžių. Jei oras pasikeičia, ryte tau nereikia praskleisti užuolaidų, kad tai sužinotum. Visi draugai bus seniausiai apie tai pakalbėję internete. Nėra blogo oro, yra tik netinkamas filtras. Maistas vis dar geriausias būdas laikų alkiui malšinti. Lol. Turėtų būti toks mygtukas ant klaviatūros. Kai žmonės skaipina, labiau žiūri nei pašnekovą į save. Ne visi maži vaikai faini, bet to negalima sakyti mamoms. Internete per daug merginų kasasi galva. Jei merginos sporto salėje praleistų tiek pat laiko, kiek retušuodama savo nuotraukas, turbūt turėtų tokį pat rezultatą ne tik nuotraukose, bet ir realiai. Aš žiūriu celebričių nuotraukas, nors jos man visiškai nerūpi. O jei žymybė sumaudomu, tai man dar daugiau nerūpi. Kuo daugiau turi darbo, tuo nesąmonių naršymas įdomesnis. Pirkti akinius internete yra klaida. Interneto parduotuvėje įsidėk prekių į krepšelį ir nepirkiu kokias 2 savaitės. Ir tada greičiausiai tu gausi 20% nuolaidą tom prekiam. Jei gamerė sudaužo gamerį online, jinai yra, ta prasme... Tu negali pakeisti istorijos, bet visada gali ją ištrinti. Kai peršalu, pirmiausia perskaitau diagnozę internete, tik tada einu pas gydytoją. Online gali sakyti, ką nori, jei gale pasakai, kad tu trolis. Baisiausias skrendant lėktuvu – skrydžio režimas. Naršant, trolibusas važiuoja 2 greičiau. Interneto greitis yra nepriklausomas nuo tavo spaudimo greičio ir tavo nervų. Jei video filtrai susitiktų su telefono baterija ringe, baterija kristų pirmam raundui. Jei į renginį paspaudžiau going, tai beveik garantuotai neateis. Žmonės padarys kvailiausius dalykus, jei internete tai pavadinsi iššūkiu. Filmas, kurį žiūrėsi, yra žiauriai geras. Filmas, kurį žiūrėsi, yra šūdas. Internete visi turi va tokią nuomonę. Internete dalykai žmonėms dažniausiai būna OMG arba šūdas. Žmonės gali tapti tavo baisiausiais priešais, jei tu jiems suspoilinsi serialą. Kai kurias reklamas internete gamina akli ateiviai. Be rankų 4 metų amžiaus. Jei profilis viską užsislapinęs ir turi tik vieną foto, tai jis arba feikas, arba kažkas negražaus. O jei foto iš vis nėra, tai greičiausiai jisai stalkeris iškrypėlis. Internete nėra jokio skirtumo tarp beje ir beje, tarp šiaip ir šiaip. Jei internete padarai rašybos klaidą, tai tu tipo esi labai blogas žmogus. O jei pamiršti palaikinti ir pakomentuoti mano video, tai jau yra sunkus nusikaltimas. Like and share. Ačiū, kad žiūrėjot.